Hello. Labas. Tai, žodžiu, mes norim labai trumpai papasakoti savo įspūdžius, kaip mums sekasi vesti laidą. Taip, norim pasidžiaugti. Pasidžiaugti ir iš tikrųjų aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi tuo, kad manau, kad mūsų laida yra labai tvari. Kodėl? Nes mes viską filmuojame tiesiogiai transliuojame, nekaupiam video įrašų kažkokių ten laikmenuose, nereikia mums daug gigabaitų ir panašiai, viską keliam, rodom, video įrašą atiduodam pašnekovam. Nieko nekoreguojam, nekarpam, nešviesinam, nemontuojam. Žmogus pats kaip nori gali po to savo išsikarpyti, panaudoti savo reelsiukams ar kažkokią frazę gal patikusią išsimti iš pačio video. Ir tas yra labai faina, nes viskas vyksta labai gyvai, natūraliai, tikrai, be vaidybos. Ir jokio montažo. Tai va čia mano yra toks didelis džiaugsmas. O aš noriu pasidžiaugti tuo, kad pas mus ateina žmonės labai nuoširdus, pokalbiai gaunasi labai jaukus, paprasti, gyvi. Labai gerai yra bendrauti ir kad ir pasirašėme tai diskusijai, tos klausimus susigalvojom, bet dažniausiai viskas gimsta ekspromtu iš to pokalbio, iš to gero vaibo kartu. Tai va, tas irgi labai yra faina ir ką mes norėjom šitą savo prakalbą jums pasakyti, tai kad gruodžio 6 dieną mes turim dar 2, jeigu labai paprašysit ir 3 vietas nusifilmuoti pas mus laidoje. Nepamirškit fakto, kad tai bus paskutinė laisva diena šiais metais. Taip, laivus filmuosim dar ir gruodžio ten ir vėliau, bet vienintelis laisvas likęs laikas, kada dar galima išstoti į eterį, yra būtent gruodžio 6. Taip. Tai jeigu jums šita diena yra tinkama, jeigu jūs norite papasakoti kažką apie save, apie savo verslą, nežinau, savo istoriją ar gyvenimą, prašom, kreipkitės, rašykit, pasiderinsim laikus ir susiplanuosim pokalbį. Tai laukiam tavęs. Taip, gruodžio 6 gyvoji studija. Gyvai iš studijos. Iki. Ciao.